Labas. Tęsiu savo laidų seriją, skirtą Lietuvos ekonominės gerovės ir socialinio teisingumo didinimui. Kviečiu kritiškai mąstyti ir kartu ieškoti būdų, kaip padaryti Lietuvą turtingesnę ir teisingesnę visiems jos gyventojams. Apie įgimtą demokratijos ydą, kuri pražūtinga demokratijai. Visi esame girdėję posakį apie demokratiją, kad tai blogas šalies valdymo būdas, tačiau geresnio nėra. Blogumas yra suprantamas kaip korupcija, kaip valdžios nesižvelgimas į liaudės lūkesčius ir panašiai. Yra dar viena demokratijos yda, labai aktuali šiuo laikotarpiu, galinti sunaikinti pačią demokratinę visuomenę. Kalbu apie tai, kad demokratinėje santvarkoje valdžioje esantys žmonės, pajutę naudą savo, gali parduoti savo šalį agresoriui. Šalis, kurią valdo diktatorius, yra jo nuosavybė. Neįmanoma įsivaizduoti situacijos, kad jis už pinigus savanoriškai kažkam parduotų, atiduotų savo valdomą valstybę. Labai geras pavyzdys yra Baltarusija. Nepaisant visų Vladimiro Putino pastangų, Lukašenka išlaiko nepriklausomybę. Tai yra išlaiko savo turtą, savo Baltarusiją, laviruodamas tarp Rusijos, Kinijos ir vakarų. Demokratiškai išrinktos valdžios požiūris į savo šalį yra visai kitoks. Valdantieji valdžioje yra laikini. Jų atlyginimai dažniausiai nėra labai dideli ir svarbiausia, nėra to jausmo, kad jų valdoma valstybė yra jų nuosavybė. Nenuostabu, kad kol esi valdžia, kyla pagundų to pasinaudoti ir pasididinti savo turtus. Korupcija šalies viduje yra viena, blogiau, kai politikus papirkinėja kitų šalių atstovai savanaudiškais tikslais. Ir tai tikrai nėra retas reiškinys. Spaudoje buvo rašyta apie Libijos diktatoriaus Kadafį ir Prancūzijos vadovų neaiškius sandorius. Jeigu valstybė turi planų užgrobti greta esančią demokratiją, tai vienas pigiausių ir paprasčiausių būdų įvykdyti savo kėslus yra tos demokratijos valdžioje esančių politikų papirkimas, gąsdinimas, šantažavimas ar panašus poveikis. Ši demokratijos yda buvo viena priežasčių sužlugdžiusių abiejų tautų respubliką. Nesvarbu, kokia tai galinga ir didelė buvo valstybė. Prūsija, Rusija, Austrija pasinaudojo papirktais bajorais Seime ir valstybė išsidalino. Šiandien stebime labai panašią situaciją, kai agresoriui parsiduoda pagrindinės galingiausios Europos šalies Vokietijos politikai. Jie lengva ranka leido Rusijai užpulti Ukrainą, kuri čia nereikia būti dideliu geopolitikos žinovu, yra gyvybiškai svarbi Vokietijos kaip valstybės saugumui. Viena vertus Ukraina yra rimtas buferis, skiriantis Vokietiją nuo agresyviai nusteikusios Rusijos, kita vertus Ukraina yra turtinga gamtos ištekliais, kurie taip reikalingi Vokietijos pramoniai. Vokietijos kancleris Olafas Šolcas akivaizdžiai stengiasi, kiek įmanoma užvilkinti karinę pagalbą Ukrainai. Ką daro iki šiol, kiek jam tai leidžia visuomenės nuomonė. Ruošdamasis užgrobti Ukrainą, Vladimiras Putinas pasinaudojo ir prieš tai Vokietiją valdžiusią Angelę Merkel, kurios pagalba praktiškai sunaikino Vokietijos kariuomenę. O savo kariuomenės modernizacijai iš Vokietijos gavo daug karinės įrangos, nepaisant to, kad Rusijoje atvirai skraidės kariniais sraigtasparniais su užrašais į Berlyną. Vokietijos valdžia atidavė Rusijai naudoti savo dujų saugyklas, kurių ši neužpildė prieš pradėdama karą. Apibendrinant, Vokietijos valdžia kelis dešimtmečius vykdė Vladimiro Putino planus, aukodama savo šalies nepriklausomybę, savo piliečių saugumą. Demokratijos savo valstybių saugumu nepakankamai rūpinasi ir dėl kitos priežasties. Karinės išlaidos mažina gyvenimo gerovę. Todėl demokratijos nėra linkusios kariauti ir nėra linkusios skirti pakankamai išteklių savo gynybai. Gyventojai pajutę, kad gyvenimas pablogėjo, tokių politikų į valdžią neberinks. Angelai Merkel nebuvo sunku įgyvendinti Vladimiro Putino norą nuginkluoti Vokietiją, nes tam neprieštaravo dauguma rinkėjų. Kalbant apie Lietuvos politiką, situacija nieko negeresnė. Visi suprantame, kad pralaimėjus Ukrainai sekančios agresorės aukos bus Baltijos šalys. Vadinasi, karas vyksta dėl mūsų išlikimo. Nesvarbu, kad ne mūsų žemėje. Antrus metus vykstančio karo akivaizdoje, kai sprendžiasi Lietuvos ir jo žmonių likimas, mūsų politikai išlaidas gynybai sugebėjo padidinti tik 0,5%. Televizijoje kalba, kad Lietuvos įstatymai trukdo kurti ir gaminti ginklus. Tai toks rūpinamasis savo šalies saugumu. Visų Baltijos šalių bendras vidaus produktas yra beveik pusė Ukrainos BVP. Ukrainai jos galėtų suteikti rimtą pagalbą, bet jeigu iš savo žmonių atimsi pinigus pramogoms ir jos paskirsi karo reikmėms, tai sekančioje kadencijoje tavęs neišrinks į valdžią. Taip pramogos tampa svarbiau šalies laisvė. Panašus procesai vyksta ir kitose ES šalyse. Rusija oficialiai 24 metais karui numato skirti mažiausiai 6% savo BVP,
kas bus virš 100 milijardų eurų. Turtinga ES nesutarė dėl 50 milijardų dolerių paskirimo Ukrainai, kai savo laiku lengva ranka paskyrė beveik 300 milijardų eurų prasiskolinusiai Graikijai. Estija paskelbė, kad Ukrainos pagalbai skirs net 4% savo BVP. Mes tiesiog laukiame, kol Ukraina pralaimės ir ateis mūsų eilė. Turtingos 450 milijonų gyventojų turinčios demokratinės ES šalys, nesugebančios atsisakyti dalies gyvenimo patogumų, vardant savo laisvės, nebūtinai atsilaikys prieš mažiau turtingą, agresyvę Rusiją, turinčią 140 milijonų gyventojų, bet sugebančią sutelkti visus šalies resursus gretimų valstybių užgrobimui. Šiandieną tiek. Prisijungite prie manęs ir sekite mano naujų laidų seriją. Kitoje laidoje kalbėsime apie lietuvių diskriminaciją Lietuvoje. Tai bus ne tik įdomu, bet ir svarbu kalbėti apie tai, kaip galime kartu sukurti teisingesnę Lietuvą. Iki pasimatymo.